Tai šiandien, vykdėm pašto misiją upių ir buvo pasirinkti 3 krantai. Marvelės, Centro ir Aleksoto krantai. Kiekvieną kartą atplaukę išsikeldavom krante savo vėliavą, pasižymėdami pašto stotį. Matom tavo vėliavą, o tu mūsų vėliavą matai? Taip, aš specialiai išsirinkau vietą, kad matyčiau jūsų vėliavą. Ir labai įdomiai, labai skirtingi žmonės supranta, ką mes darome, nes vieni galvoja, kad galima siųsti tiesiogiai kažkokiam žmogui. Kiti galvoja, kad mes tuos surinktus laiškus kažkokiu būdu vis dėlto įdedam į to tipinio pašto sistemą. Aš galvoju, gal jie paskui į paštą pereina. Ne, čia viskas lieka mūsų upių pašte. Kaip bandom papasakoti, kad tai yra paštas, upių paštas visiškai autonomiška sistema, būtent šitų laivelių gabenamas, tai dažniausiai nuskamba netikėtai tiesiog. Bet toks ir yra tikslas, kad pakviesti žmonės pamatyti upę kaip daugiau negu kažkokį gamtinį, rekreacinį kūną, bet ir miesto upę kaip ir infrastruktūrinį objektą. Pastaruoju metu eismas pagerėjęs yra labai stipriai nebūna. Tai mes irgi čia plauksim. Turbūt nedaugelis kauniečių vis dar atsimena, jog Kaunas šimtmečius buvo uostamiestis. Ir Kaune veikia didelis uostas, didžiausias šiame mūsų regione. Nuo LDK laikų iki pat carinės imperijos laikų, tarpukariu dar irgi buvo pakankamai aktyvus ir didelis uostas. Ir kadangi dabar tas uostas yra sumenkęs, nunykęs, didžiausia aplinkybė yra pastatyta hidroelektrinė, dėl kurios labai nukrito vandens lygis Nemune. Ir tiesiog dabar mes upės turime Kaune labiau kaip tokią rekreacinę oazę. Mes bandome priminti kauniečiams, kad tos upės gali turėti labai įvairių vaidmenų. Ir ne tik tą rekreacinį vaidmenį, bet taip pat ir komunikacinį ir kultūrinį vaidmenį. Sveiki. Atėjom siuntinį pasiimti. Tuo jau išsitrauksim paštą ir išduosim. Ir kalbėdami apie upės kaip komunikacijos arterijos galimybę, mes pabandėme sukurti šią pašto platformą, kuri leidžia gyventojams gyvenantiems skirtingose Kauno krantuose simboliškai užmegzti dialogą su kito kranto gyventojais. Simboliškai dėl to, kad tas dialogas nėra tiesioginis, bet šis dialogas vyksta per laiškus, per siuntinius, per dovanas, per linkėjimus, per rankdarbius, iš esmės per objektus, kuriais yra kažkas linkima. Pozityviai siunčiama žinia į kitą krantą. Čia panašiai kaip visos tos legendos apie jūrą išmestus butelius su žinute. Tai yra būdas užmegzti tokį netiesioginį simbolinį ryšį su kito kranto gyventojais, tuo pat metu nežinant, kam tas siuntinys ir ta žinutė keliauja. Eilėraštis man nuo Romualdo Mincevičiaus. Šiandien padovanotas. Pirmą kartą gyvenime gavau eilėraštį. Kas pasakė, kad Marvelė užkampis be sielos, o ji čia prie Nemuno, žmonės tai jos siela. Viens kitą gerai pažįsta, šventėms susibūrė, na o jei kokia nelaimė, bus visi kaip mūras. Tik kotedžuose visi, tarsi pasipūtę, kur mes norint ten gyvenam, jūs čia nors supūkit. Nyksta mūsų senuolėliai, kam jie reikalingi, jau kas antras lazdute bando kojas. Upė krante esant ar ne, atrodo, kad skiria krantus. Ir ypač jausiačius tose vietose, kur nėra arti jokių tiltų. Tai morališkai atrodo, ta erdvė kitoje pusėje upės yra labai toli. Nes tu galvoji, kaip iki jos patekti, tai yra nueiti, nuvažiuoti ir panašiai. O kai esi vandenyje, tos erdvės susijungia ir sudaro tiesiog vientisą viešąją erdvę. Tai čia labai reliatyvu ir tas upė skiria ir upė jungia yra labai
tiesiogiai nuo tavo pozicijos. Jeigu tu turi įrankį, kaip patekti į kitą pusę, tada tu esi jungianti upė jau tampa. Man tai labai yra įdomu, kad tas upės išskaidimas miesto, bet čia ne tik kalbu apie tas upės, kurios vis dar yra upės, bet ir apie tos pačias upių vagas, kurios suformavo tam tikras gatves. Kaune, pavyzdžiui, tunelio gatvė, kuris skiria Žaliakalnį ir Aukštuosius Šančius, ar ne, tai yra buvusi upės vaga yra. Ir realiai jinai atskyrus yra 2 atskirus rajonus su visiškai savo skirtinga istorija, su visiškai skirtinga architektūra ir visais kitais dalykais. Tai va tas upių, kad ir nebuvimas toje vietoje, bet jos formuoja miestą.